Štai pagrindiniai apčiuopiami skirtumai tarp visiškai naujos DJI Osmo Action 6 ir esamos DJI Osmo Action 5 Pro. Osmo Action 6 turi didesnį jutiklį nei Action 5 Pro. Be to, tai pirmoji veiksmo kamera pasaulyje su kintama diafragma, o Action 5 Pro diafragma yra fiksuota. Svarbus pokytis - kvadratinis jutiklis, leidžiantis filmuoti Open Gate režimu. Tai reiškia, kad vėliau tą patį kadrą galima apkarpyti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, neprarandant vaizdo kokybės. Pats objektyvas Action 6 modelyje yra didesnis, todėl tie patys ND filtrai netiks. Tačiau gera žinia ta, kad magnetinis tvirtinimas išliko toks pat, todėl visi anksčiau naudoti laikikliai ir tvirtinimai puikiai tiks. Taip pat jos naudoja tą pačią bateriją. Pasikeitimų sulaukia ir spalvų temperatūros jutiklis integruotas O raidėje Action pavadinime. Jis tapo didesnis ir buvo perkeltas į kitą korpuso pusę, todėl spalvos net ir filmuojant po vandeniu atrodo natūralesnės ir artimesnės realybei. O visai neseniai Osmo Action 6 gavo atnaujinimą leidžiantį filmuoti 8K raiška. Tai vis dar reta galimybė veiksmo kamerų pasaulyje. Lieka tik vienas klausimas. Ar visų šių pokyčių pakanka, kad pereitumėte prie visiškai naujos DJI Osmo Action 6?